Kaip naudotis deguonies koncentratoriumi Devilbis 5? Prietaisų naudotis labai paprasta. Prietaisą statykite ant grindų pusės metro atstumu nuo kitų daiktų ar paviršių, nes aparatas ima orą iš aplinkos, iš kurio koncentruoja deguonį. Deguonis skatina degimą. Dėl to koncentratorių laikykite toli nuo atviros liepsnos, žvakių, židinių. Patalpoje, kurioje veikia prietaisas, griežtai draudžiama rūkyti. Aparatas naudojamas su drėkintuvu tam, kad nedžiūtų nosies gleivinė. Į drėkintuvą pilkite tik distiliuotą vandenį, pripilkite pusę buteliuko. Kas savaitę išplaukite drėkintuvą šiltu vandeniu ir pakeiskite distiliuotą vandenį nauju. Prijunkite kaniulę ar kaukę prie drėkintuvo. Įjunkite deguonies koncentratorių į elektros tinklą. Naudokite tik stabilų ir patikimą elektros šaltinį. Atkreipkite dėmesį, kad elektros laidas išsiima iš aparato. Prieš naudojimą patikrinkite, ar jis tvirtai laikosi. Įjunkite deguonies koncentratorių paspausdami mygtuką. Nustatykite gydytojo rekomenduojamą deguonies srautą. Laikykitės deguonies srauto skalės ribų, nenusukite rutuliuko žemiau ar aukščiau graduotos skalės. Šis prietaisas tiekia deguonį nuo pusės iki 5 litrų per minutę. Naudodamiesi deguonies terapiją visada laikykitės gydytojų nurodymų. Tai yra, kokiu srautu ir kiek valandų per parą reikia jums kvėpuoti. Minimalus aparato veikimo laikas 1 valanda. Koncentratorius sukurtas ilgalaikiam naudojimui ir gali veikti ištisą parą. Jo negalima dažnai išjunginėti. Įspėjamieji signalai. Įjungus koncentratorių įsijungia garsinis signalas ir užsidega žalia lemputė. Ji indikuoja, kad tiekiamas didelės koncentracijos deguonis. Jei bet kuris iš įspėjamųjų signalų įsijungia viduryje veikimo, susisiekite su mumis. Jei vanduo buteliuke burbuliuoja, deguonis yra tiekiamas. Prietaisui nereikalingi jokie techniniai patikrinimai. Jei atsiranda problema, prietaisas praneš jums. Įsijungs lemputė. Jei turite klausimų, mielai padėsime.